Dar vienas pavyzdys, kaip ribojančios programos ir įsitikinimai glūdintis mūsų pasąmonėje trukdo mums gyventi geriau. Įsivaizduokite, žmogus pradėjo daryti naują veiklą. Pavyzdys, jisai pradėjo daryti rankdarbius ir nori juos parduoti. Deda reklamą, daro laivus, rodo viešai ir niekas nenuperka. Tada jisai pradeda galvoti, kad galbūt kaina netinkama, galbūt niekam jo darbai nereikalingi ir taip toliau ir taip toliau. Galiausiai nusivilia ir galbūt netgi meta tą veiklą ir grįžta toliau prie savo senos veiklos, tai ką darė anksčiau. Tokiu atveju problema gali būti nebūtinai jo produkte, nebūtinai pardavimuose, o tiesiog gali jį stabdyti kažkokie tais įsitikinimai ir programos. Pradėjus vidinį darbą su žmogumi, paaiškėjo, kad vaikystėje jis turėjo tokią situaciją, kai būdamas treniruotėje, netyčia, sakykime, sistelėjo į kelnes. Dėl to vaikai aplinkiniai iš jo pradėjo tyčytis, juoktis ir iš esmės jisai patyrė pažeminimą, kurio pasėkoje jis nustojo pasitikėti savimi ir tiesiog sumenko jo savivertė. Taip pat tai suformavo neigiamus įsitikinimus, tokius kaip aš negaliu būti sėkmingas, man nelemta patirti sėkmės ir taip toliau ir taip toliau. Šios programos ir įsitikinimai nuo to susikūrusiojo momento pradėjo tęstis visą gyvenimą. Ir jos tęsiasi tol, kol mes jų sąmoningai nesuvokiame, nepamatome ir nepakeičiame. Pakeitus šias įsitikinimus ir programas, žmogus visai netrukus jau gavo pirmuosius pardavimus. Tai yra ne šiaip istorija, tai yra reali situacija iš darbo per konsultaciją su klientu. Neskubėkite mesti savo veiklos, kurią pradėjote, jei jau kažkokia tai situacija neina, kažkur stabdo jūs, sakykime, kažkas neprateka, nepraeina, tai gali būti problema visai ne ten, kur jūs ieškote. Pabandykite paieškoti kitur, kitaip tariant, lendant į savo vidų. Sėkmės.